Sveiki. Šiandien apie realybės valdymą ir gausą. Taip plačiai skalambėjama šizoterinėse šaltiniuose, knygose, mokymuose. Visgi pasaulis yra apvalus, o gal kvadratinis. Jisai yra šviesus ar tamsus. Iš kur ateina energija? Kodėl mano čakros užsilenkusios? Gal visgi dar praeiti vieną mokymą ir meditaciją? Ar pastovėti 4 su žvakyte į mėnulį? Gal taip gyvenimas pasikeistų? Ir kodėl visa tai neveikia? Kokios programos yra įdiegtos mumise ir apskritai, kas per mumis mąsto, gyvena ir valdo mūsų.